Paskaityk. Čia kokia raidė? Taigi tu žinai visas raides. Ne, aš neprisimenu šitos. Išbalus. Taip, teisingai. Žiema išbalus. Karalaitė aplenkė šiąnakt mano miestą. Jos karieta dangui išraitė cukrinį debesų riestą ir nuo pat šalto ryto pažiro sniegenos raudonos, o su jomis lėtai iškrito snieguotas tulis miesto. Ką tai reiškia tulis? Nu, tokia medžiaga kaip užuolaida. Šonus sidabro karpiniais klijuoja kalėdų angelai laimingi varpais. Mums miesto bokštai moja virš veidrodinio upės vingio. Ir kaip tau? Gerai. Norėsi tokį išmokti? Jo. O kaip tu galvoji, iš kur jisai yra? Iš tavo draugės. Eik tu! O koks jos vardas? Elzė. Ilzė. Ai, jo. Taip, jinai žadėjo tau parašyti eilėraštį ir parašė. Bet tai taip greit. Nu, gal tu nori jai ką nors pasakyti? Mama, Ką? sugalvojau gerą dalyką. Būtų man gerai jai nupiešti piešinuką. Ai, bet aš sakau, gal tu nori Ilzei ką nors pasakyti? Nu, štai eilėraštį gal nori ką nors pasakyti. Ačiū. O daugiau dar nori ką nors pasakyti? Gal kokia nuomonė tavo apie eilėraštį? Pagalvokim, kad čia dar būtų galima pasakyti. Mama, o negalėtum parašyti? Ačiū. Parašyti taip. Ačiū. Kada nors galėsi atvažiuoti pas mus. Gerai. O gal kažką nori pasakyti apie eilėraštį? Nes jai įdomu bus tavo nuomonė. Mama, kai aš išmoksiu, tu galėsi, pavyzdžiui, įrašyti šitą. Nu gerai, sutarėm. Nu tai parašyk per telefoną. Gerai.